Sveikinu visus susirinkusius, labai malonu matyti tiek veidų. Visai daug, viskas gerai, gal dar ateis, gal žmonės skuba po darbų. Tai šiandien mes susirinkome į pirmą renginių ciklo renginį. Ir renginių ciklas kvies skaityti knygas apie Vilnių, diskutuoti su rašytojais. O tada tikriausiai jaunesniuosius mūsų skaitytojus ir lankytojus pakviesime fotografuoti Vilnių, tokį, kokį perskaitėt iš šių knygų, kokį įspūdį paliko ir kokias įžvalgas pamatėt. Ir kviesim tapti parodos bendraautoriais. Paroda po to keliaus ne tik po bibliotekas mūsų sistemos, bet ir į kitas organizacijas Vilniaus mieste ir gal net už Vilniaus ribų. Tai pirmas mūsų susitikimas yra su gerbiamu Andriumi Tapinu, tikriausiai nereikia jo pristatinėti, visi puikiai pažįsta šį veidą. Tai tikriausiai daugiau nebegaišinsiu jūsų ir kviesiu iš karto kalbėtis ir klausytis Andriaus. Tai linkiu gero vakaro ir jeigu sudomino mano pasakojimas apie vykstantį projektą, tai visą informaciją matėte ant kėdžių buvo ir prašom kreiptis į darbuotojus bibliotekos ir tinklalapius. Tai prašom, gero vakaro. Ačiū. Labas vakaras visiems. Truputėlį turbūt gal nebūsiu toks sklandus, kaip man įprasta kartais pristatinėjant savo knygą, nes vis tiek tai jau yra ne 10 ir ne 20 susitikimas, nes truputėlį mintis jau sukasi labiau apie tai, kaip pristatinėti savo antrą knygą, kuri turėtų pasirodyti po kelių mėnesių, o mes dar grįžtam prie pirmosios. Bet tema yra labai, aišku, logiška ir ar skaitei Vilnių, ir labai įdomi tema. Manau, kad gaila, kad kai kurių rašytojų dėja mes jau nebeturime, kurie nuostabiai aprašė Vilnių ir kurie drąsiai patenka į mano mėgstamiausių rašytojų penketuką, tokie kaip Ričardas Gavelis su Vilniaus džiazu ar Vilniaus pokeriu, ar Jurgis Kunčinas amžinatilsį irgi, kuris parodė, kaip kitaip gali atrodyti ir Žvėrynas, ir Užupis. Taigi, būti tokioje kompanijoje, kad ir neakivaizdžiai, man iš tikrųjų yra garbė. Ir galbūt trumpai papasakosiu apskritai apie tą visą procesą, kaip atsirado tokia mintis parašyti knygą apie Vilnių, bet apie kitokį Vilnių. Ir parašyti knygą, kuri galbūt yra ne visai standartinė, taip kaip mes suprantam lietuvių literatūrą. Nes vis tiek, turbūt lietuvių literatūroje yra daugiau kuriančių žmonių, tam tikrą prasme klasikinę pakraipą. Tai yra tokia rimtesnė literatūra, galbūt lietuviškesnė, kaip mes galbūt sakom, yra tokia ir lietuviško kino lyg ir samprata, ir lietuviškos literatūros samprata, lyg ir ji turėtų tokia būti šiek tiek melancholiška, niekur neskubanti, lėta. Jeigu aprašoma gamta, tai gamta aprašoma per 5-6 puslapius. Dažniausiai viskas būna labai liūdna ir blogai. Ir iš tikrųjų ir labai gilus ir bandymai suprasti tą lietuvio savastį. Ir viskas su to yra tvarkoj, žinoma, tokios knygos reikalingos, jos turi savo skaitytoją, bet vis dėlto reikėtų galbūt pamėginti atskirti dvi literatūros rūšis. Tai yra ta vadinamąją, kaip anglai sako, literary fiction, arba aukštąją literatūrą, jeigu ją galima pavadinti aukštąją, ir komercinę, arba pramoginę literatūrą, į kurią įeina ir fantastika, ir detektyvai, meilės romanai, populiarioji literatūra, galbūt dar taip galima pasakyti. Ir galbūt atkreipsiu dėmesį, kad Lietuvoje populiariosios literatūros rašytojų yra labai mažai. Sąlyginai mažai palyginus su rimtosios literatūros kūrėjais. Galbūt dėl to, kad tikri rašytojai, aš kaip sakau, tikri rašytojai, tai tie, kurie iš to gyvena, galbūt yra parašę jau daug knygų, priklauso Lietuvos rašytojų sąjungai, turi tą visą susižymėję tų tikrų rašytojų. Galbūt jiems yra šiek tiek gal gėda, gal nejauku ar nepatogu prieš savo kolegas, kad, užuot rašęs rimtą romaną, tu čia užsiminėjai tokiom balabaikom, kaip detektyvas, ar fantastinis romanas, ar dar kažkas.
Aš, kadangi su knygom turiu labai daug bendrų ryšių nuo vaikystės, galiu save vadinti 4. kartos literatu, nes mano prosenelis buvo Sorbonos profesorius, vienas pirmųjų, kurie vertė iš originalo kalbos į lietuvių kalbą graikų klasikus, Vergilijų, kitus. Mano senelis buvo išeivijos poetas, jis gyveno po karo Kanadoje. Mano tėtis yra rašytojas dokumentinės prozos, būtent jo yra Vinis, manau, kad turbūt teko skaityti jo knygas ir apie Baltrušaitį, ir apie Milašių, ir apie Babkauską, ir apie Žalakevičių. Na tai tam tikra prasme genai buvo ganėtinai giliai atėję ir turbūt reikėjo to momento, kada jie turėjo prasiveržti į viršų. Nes pradėjau savo literatūrinį kelią turbūt labiau ne kaip rašytojas, o kaip vertėjas. Teko išversti fantastinę trilogiją, labai gerai žinoma, turbūt ypatingai jaunesniems skaitytojams, Žiedų valdovą į lietuvių kalbą, kuris savo didžiojo populiarumo sulaukė tada, kai Hollywoodas pastatė filmų trilogiją. Na ir po to taip ir buvo, kad kažkaip su leidykla, su kuria aš labai seniai bendradarbiauju nuo knygų vertimų, mes ilgai kalbėjom apie tai, ar jau gal pribrendau rašyti savo knygą. Nu, kada jau sako, tu jau tą knygą rašysi. Nu, jau gal ir rašysi. Aš, kadangi šiek tiek suvokiu, kaip vyksta komercinėse leidyklose leidybos procesai, tai aš žinau, kodėl jie taip mane spaudė. Tikrai ne dėl mano užslėpto ar giliai miegančio latentinio rašytojo talento, nes to sunku tą išvelgti, ar dėl kokios nors labai geros idėjos, ne. Jie viską darė dėl kur kas paprastesnės priežasties. Dėl to, kad mane 1 arba 2 kartus per savaitę rodo per televizorių. Ir jeigu tave rodo per televizorių, tai tu automatiškai esi, gali rašyti bet ką ir tu būsi gerai perkamas. Gerai perkamas tai Lietuvos standartai, sakykime. Tai mes tą ir matom knygynuose, įvairių televizijos laidų vedėjų, realybės šou dalyvių, dizainerių, knygas, romanus, eilėraščius, šituos kaip jie, receptų rinkinius, kur dabar jau kiekvienas turbūt, kiekvienos laidos vedėjas, nors jis galbūt gyvenime nėra prie keptuvės pridėjęs rankos ir parašė ten už jį kažkas kitas, bet jisai, va čia mano receptų knyga, viskas tvarka. Ir kadangi, kaip ir sakau, jeigu kai mes televizijoje patys juokaujam, jeigu Asilą rodytum per televiziją, nuolatos jisai taptų labai žinomu ir gerbiamu žmogum Lietuvoje ir irgi, į Seimą jį galėtų išrinkti, pavyzdžiui. Tas jau yra buvę ne kartą, kaip su Asilais, kai mes juos išsirenkam į Seimą dėl to, kad juos dažnai per televiziją rodo. Tai ir tuo keliu aš kažkaip, iš tikrųjų nelabai norėjau eiti, nes ypatingai po to, kai pastebėjau, kai vienas žinomas estrados atlikėjas, Stano, parašė kūrinį, kurį pavadino Mažojo princo tęsiniu. Kitaip sakant, Stano nusprendė, kad vienas didžiausių 20 amžiaus rašytojų Antoine de Saint-Exupéry ne viską dar pasakė apie Mažąjį princą, dėl to Stano jį papildytų. Ambicijos visada yra gerai ir tas džiugina, bet kažkaip man norėjosi vis dėlto truputėlį galbūt ir išlaukto momento arba nebūt vien tik tai su ta banga, kad, jeigu tu jau tave rodo per televiziją, tai tu jau čia gali ir bet ką kišti, nesvarbu kas tarp viršelių, svarbu kas yra ant viršelių. Ir mano draugai iš manęs visą laiką juokėsi, nes sako, klausyk, sako, taip, mes žinom, kad tu nuo kuklumo nemirsi, bet sako, ar tikrai reikėjo, kad tavo pavardė ant knygos viršelio būtų 3 kartus didesnė už knygos pavadinimą. Sakau, žinokit, tikrai ne piršto neprisidėjau prie viršelio gamybos, nes neturiu žalio supratimo apie tai, kaip kuriami viršeliai, bet tai akivaizdžiai parodo, kokia yra, sakykime, leidyklos rinkodaros strategija ir į ką turi atkreipti dėmesį į knygyną įėjęs žmogus. Tai man buvo kaip ir dvigubas iššūkis, nes norėjusi vis dėlto parašyti kažką įdomesnio ir kad ne tik būtų toks ale Mažojo princo tęsinys ar kažkokia receptų knyga, bet kažkas galbūt naujesnio ir originalesnio. Dėl to aš taip ir neskubėjau, tol kol neišgvildenau pats savyje idėjos, apie ką aš noriu rašyti. Aš žinau, kad aš noriu rašyti lengvą romaną, nuotykinį romaną, kuris turbūt būtų skirtas labai plačiai auditorijai, bet visų pirma jaunesniai galbūt auditorijai, kuri ir tam tikra prasme toks ir iššūkis, kuri šiais laikais sunkiai skaito. Jūs tą žinot, turit vaikus, anūkus,
Aš pats turiu vaikus ir natūralu, kad į tą publiką pataikyti yra labai sudėtinga. Mano buvo iššūkis, kurį aš ir manęs ir leidykla klausė, į ką tu taikai, kas yra tavo segmentas, kas vyrai, moteris, senjorai, studentai, pasiturinti žmonės, kaimai, tengi galima pjaustyti, segmentuoti, kaip tu nori sociologiškai. Jis sako, bet ir niekai mes negalėjome atrasti. Sakau, ir tas tinka, ir tas tinka, ir tas tinka. Sako, bus blogai, nes reikia kažkur susegmentuoti. Ne, sakau, jūs segmentuokit kaip jūs norite, aš sakau, jeigu gera knyga, tai ir visiems ir tiks. Ir iš tikrųjų galvoju, aš buvau susisegmentavęs dvi tokias auditorijas. Tai yra viena, kuri būtų toks įdomus iššūkis ją įrašyti, nes tai yra tas pats, kas atidaryti kepsnių restoraną vegetarų rajone. Tai yra auditorija, kuri neskaito. Rašyti knygas auditorijai, kuri neskaito knygų, yra toks įdomus iššūkis. Ir ką aš turiu omeny, tai mūsų jaunesnė auditorija. Nes aš pats turiu 2 vaikus, 12 ir 11 metų, ir mergina ir vaikinas, ir jie yra absoliučiai kaip dangus ir žemė pagal skaitimą. Mergina skaito kaip tankas, ten mokytojai visi žiūri patlaikę, nes per pertraukas jį nešiojasi tą elektroninę skaityklę ir neužsiminėja lakstymais ir išdaigomis, o sėdi ir skaito knygą. Mes elektroninę skaityklę jai nupirkom, nes tiesiog fiziškai nespėdavom, pasižiūrėjom, kad ir finansiškai tas labai atsieina, jei ten supirkt, ką jinai nori. Vis tiek elektroninės knygos yra gerokai pigesnės. O kitas dalykas, kad pabodo vežioti į bibliotekas arba dalinti pažįstamiems perskaitytas knygas, nes, sakykime, ta literatūra, kurią jis skaito, galbūt jį ir nėra. Tai yra tas paauglių knygos, jos gal ir neturi labai didelis literatūrinės vertės, tai kai mūsų kambariai labai greitai užsipildydavo, tai kažką reikėjo galvoti. O štai jaunuolis yra klasikinis lietuviškas berniukas, kuris neskaito ir ką tu gali daryti, ką tu su juo, ką nori, tą daryk, bet niekai. Jisai šiaip neatsisako skaityti iš principo. Jisai linkęs į dėrybas, kad, pavyzdžiui, aš toks kaip pavyzdys, šiek tiek galbūt nukrypstant. Mes sakom, žiūrėk, sakau, tu nori žaisti su Xbox'u, tai gerai, tai valandą paskaitai, valandą žaidi su kompiuteriu. Jisai tikrai nesiginčia, geras vaikas, klusnus, gerai, viskas tvarkoja. Sako, bet žinai, tėti, aš kadangi ką tik po mokyklos, tai aš pradžiai pažaisiu, o po to jau skaitysiu, nes, aš pavargęs po mokyklos, kaip ir logiškas argumentas. Gerai, jisai valandą atžaidžia. Aišku, jisai ten žaistų 14 valandų, jeigu tu neteitum ir... Bet aš atinu, sakau, viskas laikas baigtas, einam skaityti, gerai, einam skaityti, jisai turi knygą, kurią jis skaito. Kur knyga? Nėra knygos. Kaip sakau, nėra? Nėra knygos, dingo knyga. Aš einu tos knygos ieškoti. Jisai pasiima, aišku, tuo metu mano telefoną, ten savo telefoną ir ten kažkur jau filmukų žiūri, ten kažką kaip ten. Tolimam pasaulyje atsijungti. Ieškau tos knygos, po ilgų ieškojimo atrandu ją jo kambarį, bet jau taip užgrūsta, kad ten jeigu arba specialiai turi ieškoti, arba reikia palaukti, kol remontas bus kambario ir tada gal tu ją atrastum, nes tai užmaskuota, kad akių, kaip sakoma, neskaudintų. Atnešu aš jam tą knygą, sakau, sako, knygą radai, kaip gerai, sakau, sakau, sėsk ir skaityk. Gerai, sako, sėdu ir skaitau, man kaip tik 15 minučių iš tos valandos liko, nes aš nekaltas, kad knyga buvo dingus. Tai, taip ir kovojam. Ir aš atsimenu per knygos pristatymą pernykštėje knygų mugėje, irgi mes kažkaip taip kalbėjom ir per transliaciją rašytojų kampe apie tai, kad tai yra knyga galbūt neskaitantiems. Ir aš sėdžiu pasirašinėjau autografus, ateina mama, atsiveda kokių irgi 13 metų sūnų ir sako, girdėjau, kad tokiem ir rodo į tokį. Sako, vaistų turit neskaitantį. Aš žiūriu tą tokį. O žinot, aš sakau, dėl ko pasakoju, dėl to, kad man labai įsiminė tas įvykis. Jis stovi taip, akis įbedęs. Nes jau 3 dieną su mama knygų mugėje, nes paauglių literatūrai buvo skirta paauglių mugė, nors nieko bendro nebuvo nei su paauglių literatūra, nei su paaugliais. Tai 3 dieną jie mugė, jie vaikšto, jie dalyvauja forumuose, knygų pristatymuose, diskusijų, nes mamai taip atrodo, kad taip arčiau knygos jį privest. Aš, mano įsivaizdavimu, tai toliau nuo knygos, kai ten tu sėdi
paauglių literatūros forumą, kur 4 dėdės virš 55 metų kalba apie tai, ką turėtų skaityti paaugliai. Na, ir mes kažkaip taip pradedam bendrauti, sakau, nu, žinai, suprantu, aš irgi, o šiaip, ką sakau, tu, vat, šiaip veiki, ką jis veiks, prie kompiuterio sėdi. Nu, taip. Sakau, bet žinai, aš irgi sakau, žaidžiu, ką tu žaidi, nu, jis man ten pradeda vardinti tos kompiuterinius žaidimus, man pasidaro labai juokinga, nes aš juos žinau. Ir aš žinau, kad jie visi turi uždėtą tokį grifą, ne jaunesniems kaip 18, nes daug smurto, daug šaudimo, ten teroristų ir taip. Bet mamai tie pavadinimai, aišku, nieko nesako, taip palaimingai šypsosi, nu galvoju, gal pasakyt, ne, galvoju, nesakysiu, nes dar blogiau apie lietuvių rašytojus pradės galvoti, dar ir įdavinėja. Ir sakau, žinai, aš irgi žaidžiu, bet sakau, na, dabar vat nelabai turiu, bet aš žaidžiu tą ir tą. Ir jis atsisuka į savo mamą ir pasako frazę, kuri vat, man buvo pati geriausia visoje knygų mugėje. Jis sako, matai mama, o tu sakai, kad aš vienas toks Lietuvoje esu.